Sveiki. Apie tai, kas šią savaitę buvo svarbu ir galbūt nutiesė kelią ateities įvykiams. Žinoma, pagrindinis savaitės įvykis NATO susitikimas Hagoje. Jo laukta nelengva širdimi. Žinant, kad Trumpas antrasis dar, galima sakyti, aršiau, dar kiečiau gina savo pozicijas ir reikalauja iš kitų įsipareigojimų be būtinai gerų palinkėjimų iš savo pusės, šito susitikimo laukta kaip nebūtinai lengviausio NATO istorijoje. Susitikimas įvyko, išvados arba pagrindinis dokumentas yra 5 punktų, ar ne, 1 puslapis. Priminsiu, kad 23 metais Vilniaus NATO susitikime išvados buvo 90. 90. Daugiau nei 15 kartų. Ar ne? Skirtumas. Na kągi, matyt, tai buvo daryta siekiant išvengti bet kokio viešos kolizijos su Trumpu. Atsimenant, kas įvyko 18 metais Briuselyje, kuomet Trumpas pamokamai ir, sakyčiau taip, didaktiškai mokė kitus NATO partnerius, investuokite, gąsdino, pasitrauksiu ir panašiai ir taip toliau. Žinoma, tai suveikė kaip, galima sakyti, tam tikras stimulas, ar ne, pradėti judėti, suprasti, kad saugumas nėra garantuotas, kad tu turi jį kurti, kad turi investuoti. Bet žinant, kad Trumpas dabar nusteikęs dar, sakyčiau, kiečiau, bet kokie tokie išsišokimai galėjo virsti dar didesniais nesusipratimais ir kolizijomis. To išvengta. Čia yra gera susitikimo dalis. O tai, kad, sakykime taip, Rusijos grėsmė paminėta, Ukrainos narystė, sakykime taip, tik stiprinant gynybos pramonės pajėgumus, nesakysiu, kad tai yra geriausias tekstas, kurį man teko matyti iš NATO susitikimų. Tikrai, jis toks, sakyčiau, labai jau suspaustas ir galbūt daugiau buvo pasakyta už uždarų durų negu parašyta dokumente. Bet pirmiausia, 5 procentų įsipareigojimą reikės įgyvendinti. Nebūtinai tai bus greita. 10 metų duota valstybėms narėms įsibėgėti. Beje, Jungtinės Amerikos valstijos pačios dabar investuoja tik tai 3,4 procentinio punkto nuo bendro vidaus produkto. Tai ir patiems reikės pasitempti, kad 5 procentai taptų realybę, o ne tik tai žvelgti į europietišką sparną. Kitaip tariant, kągi, slengsnis peržengtas, dabar prie darbų. Ir Lietuvoje, tarp kitko, investicijos į gynybą, į savo krašto apsaugą, tai nėra kažkoks įsipareigojimas kitiems. Tai yra įsipareigojimas prieš save, savo žmonėms ir valstybės ateičiai. Nedaug kas įsiskirstys beje iš Hagos, kadangi tiesiog pervažiuos į Briuselį 26-27 dienomis. Šią savaitę vyksta Europos vadovų taryba. Jos darbotvarkė plati, nuo geoekonominių dalykų, šnekantis apie ateities susitarimus, apie dabartinių susitarimų vykdymą su trečiosiomis pusėmis, užsienio partneriais. Ukraina bus aptariama, taip pat Vakarų Balkanai, ruošiamasi susitikimui su Moldova ir panašiai. Kitaip tariant, ir beje, gynyba ir saugumas bus aptarti, aš manau, turės ką aptarti po Hagos ir padaryti tam tikras išvadas. Beje, europiečiai pajudėjo. Iš tikrųjų, kai buvo įspirta į vieną vietą, reikalai pajudėjo. Nuo 21 metų iki 25 metų, turiu pasakyti, Europos Sąjungos investicijos gynybos biudžetai išaugo 30%. Sakykime, įspūdingas augimas. Žinoma, startinė pozicija buvo labai žema, bet dabar ir europiečiams Hagos įsipareigojimus reikia paversti tikrovę. Pasaulis nebūtinai darosi geresnis. Štai, rusų karinės bazės, laivyno bazės persikelia iš Sirijos į Libiją. Rezultatas iš karto matomas jau dabar. Nelegali migracija. Manoma, kad tai yra panaudojimas kaip įtakos priemonės prieš Europą. Tarp kitko, tie emigrantai plaukia daugiausia per Graikiją arba bando per Italijos salyną pakliūti į Europą. Išaugo per pastarosius mėnesius 173%. Rusai ateina, problemos prasideda. Nesvarbu, kurie nusėda. Afrikoje,
Azijoje ar Europoje. Štai jums tiesioginė pasiekmė to, kad rusų karinis laivynas persikraustė tenai, kur nebūtinai mes jo laukime. Libija, kaip žinia, apimta pilietinio karo, šalis visiškai praradusi kontrolę ir atvirai tariant, man atrodo, rimti dalykai tik prasideda. Kągi, ši savaitė buvo pilna įdomių susitikimų, seminarų, pokalbių, žinių radijas, Ukrainos televizija ir panašiai. Na, birželis visada yra darbingas. Nepaisant to, kad, tiesą sakant, Joninės Briuselėje nebūtinai švenčiamos, bet mes susitikom su lietuviais, pašnekėjom ir gerai pasėdėjom. Kitaip tariant, ir Briuselėje Joninės jaučiamos, kada nori. Jums linkiu mažiau lietingo, netgi sakyčiau, su saulė savaitgalio. Iki kitų kartų.